Pirmas laiškas Korintiečiams. Pirmas skyrius. Paulius Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Ostenas, Dievo bažnyčiai Korinte pašventintiesiems Kristuje Jėzuje. Pašauktiems šventiesiems ir visiems, kurie šaukiasi mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardo, kiekvienoje vietoje pas juos ir pas mus. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Aš nuolat dėkoju dėl jūsų Dievui, už Dievo malonę, suteiktą jums per Jėzų Kristą, kad per jį praturtėjote viskuo, visokiu žodžiu ir visokiu pažinimu. Ir Kristaus liudijimas jumise tapo tvirtas. Todėl jums nestinga jokios dovanos, laukiant, kad apsireikš mūsų viešpats Jėzus Kristus, kuris ir sutvirtins jūs iki galo, kad būtumėte nekalti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus dieną. Ištikimas yra Dievas, kuris pašaukė jūs į savo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę. Broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldimo, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno įsitikinimo. Mat Klojas namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš esu Pauliaus, aš esu Apolo, aš esu Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas? Argi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas? Argi Pauliaus vardu buvote pakrikštyti? Ačiū Dievui, kad pas jūs nieko daugiau nekrikštijau, išskyrus Krispą ir Gajų, kad niekas nesakytų, jog aš krikštiju savo paties vardu. Tiesa, pakrikštijau ir Stepono namus, o daugiau nežinau, ar ką pakrikštijau. Kristus siuntė mane nekrikštyti, bet Evangelijos skelbti. Ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų bereikšmis. Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė. Bet mums gelbėjamiems jis yra Dievo jėga, nes parašyta, sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu protingųjų išmanimą. Kur išminčius, kur rašto žinovas, kur šio amžiaus tyrinėtojas? Ar Dievas nepavertė šio pasaulio išminties kvailystę? Kadangi pasaulis išmintimi nepažino Dievo pagal jo išmintį, tai Dievui patiko skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, o mes skelbėme Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims kvailystė. Bet pašauktiesiems tiek žydams, tiek graikams skelbėme Kristų, Dievo jėgą ir Dievo išmintį. Dievo kvailystė išmintingesnė už žmones ir Dievo silpnumas stipresnis už žmones. Pažiūrėkite į savo pašaukimą, broliai. Nedaug tarp jūsų kūno atžvilgių išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų, bet Dievas išsirinko, kas pasaulyje yra kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas išsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažin kuo, kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Jo dėka jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo išmintimi iš Dievo, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu, kad kaip parašyta, kas giriasi, tesigiria viešpačiu. Antras skyrius. Ir aš, broliai, kai pas jūs lankiausi, atėjau jums Dievo liudijimo skelbti ne su iškilia kalba ar išmintimi, nes aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko kito, tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, išsigandęs ir labai drebėjau. Mano kalba ir skelbimas pasižymėjo ne įtikinančią žmogišką išmintimi, bet dvasios ir jėgos parodymu, kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga. Tiesa, subrendusiems mes skelbėme išmintį, tačiau tai išmintis ne šio pasaulio ir ne šio pasaulio valdovų, kurie pranyks. Mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti, kurios nepažino jokie šio amžiaus valdovai,
nes jį būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Bet kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ką žmogui širdį neatėjo, tai Dievas paruošia tiems, kurie jį myli. Dievas mums tai apreiškia per savo dvasią, nes dvasia visą ištiria, ne Dievo gelmes. Kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo dvasia. O mes gavome ne pasaulio dvasią, bet dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Apie tai ir kalbame ne žodžiais, kurių moko žmogiškoji išmintis, bet tais, kurių moko šventoji dvasia, dvasinius dalykus gretindami su dvasiniais. Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios, nes jam tai kvailystė. Ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama, o dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kasgi suvokia viešpatės mintį, kad galėtų jį pamokyti, o mes turime Kristaus protą. 3 skyrius. Aš, broliai, negalėjau kalbėti jums kaip dvasiniams, bet kaip kūniškiems, kaip kūdikiams Kristuje. Maitinau jūs pienu, nes tvirtu maistu, kurio jūs negalėjote priimti, net ir dabar negalite. Nes tebesate kūniški. Jeigu tarp jūsų pavydas, nesantaika ir susiskaldimai, argi nesate kūniški, argi nesielgiate grinai žmogiškai, kol vienas sako aš Pauliaus, kitas aš Apolo, argi nesate kūniški? Kas yra Paulius, kas yra Apolas? Tarnai, kurių dėka įtikėjote ir kurie tarnavo, kiek viešpats kiekvienam skyrė. Aš sodinau, Apolas laistė, o Dievas augino. Todėl nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas, bet tik vien Dievas augintojas. Kas sodina ir laisto yra viena, ir kiekvienas gaus savąjį užmokestį pagal savo triūsą. Mes juk esame Dievo bendradarbiai, o jūs Dievo dirva, Dievo statinys. Pagal Dievo man suteiktą malonę, aš kaip išmintingas statybos vadovas padėjau pamatą, o kitas stato ant jo, tegul kiekvienas žiūri kaip stato. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas ant šio pamato stato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės, todėl kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi. Ir ugnis ištirs, koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas patirs nuostolį. Bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas sunaikins, nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas iš jūsų tarėsi esąs išmintingas šiame amžiuje, te pasidaro kvailas, kad būtų išmintingas. Šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailystė, nes parašyta, jis sugauna išmintinguosius jų gudrybėje. Ir vėl, viešpats žino išminčių mintis, kad jos tuščios. Tad niekas ten nesididžiuoja žmonėmis, nes viskas yra jūsų. Ar Paulius, ar Apolas, ar Kefas, ar pasaulis, ar gyvenimas, ar mirtis, ar dabartis, ar ateitis, viskas yra jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. 4 skyrius. Tegul kiekvienas laiko mus Kristaus tarnais ir Dievo paslapčių tvarkytojais, o iš tvarkytojų reikalaujama, kad būtų ištikimi. Man mažai rūpi, ką jūs ar žmonių teismas spręstų apie mane, ir aš pats savęs neteisiu. Nors nematau nieko netinkamo savyje, bet tuo dar nesu išteisintas. Mano teisėjas yra viešpats. Todėl nieko neteiskite prieš laiką, iki ateis viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanimus, tada kiekvienam teks pagirimas iš Dievo. Visą tai, broliai, jūsų labui pritaikiau savo ir Apolui, kad iš mūsų pasimokytumėte negalvoti daugiau negu parašyta, ir kad nesipūstumėte vienas prieš kitą. Kasgi tave išskiria iš kitų? Ir kągi turi, ko nebūtum gavęs? O jei esi gavęs, tai kuo didžiuojas? Lyg nebūtum gavęs.
Jūs jau esate sotus, jau turtingi, jau pradėjote be mūsų karaliauti. O kad jūs iš tikrųjų karaliautumėte, kad ir mes galėtume kartu karaliauti. Man atrodo, kad Dievas mums apaštalams paskyrė paskutinėje vietą, tarsi mirčiai pasmerktiesiems. Mes tapome reginys pasauliui, angelams ir žmonėms. Mes kvaili dėl Kristaus, o jūs išmintingi Kristuje. Mes silpni, o jūs stiprus. Jūs gerbiami, o mes niekinami. Iki šios valandos alkstame ir trokštame, esame nuogi ir mušami, be pastogės ir vargstame, darbuodamiesi savo rankomis, keikiami laiminami, persekiojami kenčiame, piktažodžiaujami maloniai atsakome. Iki šiol esame laikomi pasaulio sąšlavomis, visų atmatomis. Tai rašau ne jūs gėdydamas, bet įspėdamas kaip mylimus savo vaikus. Nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, bet neturėsite daug tėvų, nes Evangeliją aš pagimdžiau jūs Kristuje Jėzuje. Todėl raginu jūs, būkite mano sekėjai. Tuo tikslu ir pasiunčiau pas jūs Timotiejų, kuris yra mano mylimasis ir ištikimas sūnus viešpatyje. Jis primins jums mano kelius Kristuje, kaip mokau visur, kiekvienoje bažnyčioje. Kai kurie pasipūtę, tartum neketinčiau pas jūs atvykti. Jei viešpats panorės, vaikeliai, atvyksiu pas jūs ir patikrinsiu nepasipūtusiųjų kalbas, bet jėgą. Nes Dievo karalystė yra ne kalboje, bet jėgoje. Ko norite? Ar kad ateičiau pas jūs su lazda, ar su meile ir romumo dvasia? 5 skyrius. Tenka girdėti apie ištvirkavimą tarp jūsų ir tokį ištvirkavimą, kokio nėra net tarp pagonių. Būtent kažkas gyvena su savo tėvo žmona. Ir jūs dar esate pasipūtę, užuot nuliūdę ir tai padariusi išmetę iš savo tarpo. Aš nebūdamas su jumis kūnu, tačiau būdamas dvasia jau nuteisiau tą nusikaltimą padariusi jį, lyg būdamas tarp jūsų. Jums susirinkus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, dalyvaujant ir mano dvasiai, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus jėga. Atiduokite tokį šėtonui, kad sužlugdytų kūną, o dvasia būtų išgelbėta viešpaties Jėzaus dieną. Jūsų gyrimasis niekam tikęs. Argi nežinote, jog truputis raugo ir augina visą maišymą? Todėl išmeskite senąjį raugą, kad taptumėte naujų maišymų. Jūs juk esate nerauginti, nes jau paskerstas mūsų Paschos avinėlis Kristus. Tad švęskime šventes ne su senuoju raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyrumo ir tiesos duona. Rašau jums savo laiške, kad nebendrautumėte su ištvirkeliais. Suprantama, ne su visais šio pasaulio ištvirkeliais, gobšais, plėšikais ar stabmeldžiais, nes tada reikėtų pasitraukti iš šio pasaulio. Bet jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkelis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu net nevalgykite kartu. Ką man teisti svetimuosius? Argi ir jūs nesvetimuosius teisėte? Tuos, kurie ne mūsiškiai, teis Dievas, todėl pašalinkite piktadarį iš savųjų tarpo. 6 skyrius. Kaip kai kurie iš jūsų, turėdami ginčų, drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius? Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi esate neverti išspręsti menkų bylų? Ar nežinote, kad mes teisime angelus? Tad juo labiau kasdienius dalykus. Taigi, kai teisėtės dėl kasdienių reikalų, negi savo teisėjais paskirstė netikinčius balso bažnyčioje, tai sakau, norėdamas jūs sugėdinti. Nejaugi tarp jūsų nėra ne vieno išmintingo, kuris gebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą? Bet brolis bylinėjasi su broliu ir tai daro pas netikinčiuosius. Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad bylinėjatės tarpusavyje. Ar negeriau pakęsti skriaudą, ar negeriau pakęsti apgaulę? Deja, jūs patys skriaudžiate ir apgaudinėjate, ir dar brolius. Ar nežinote, kad neteisėjai nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkeliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės.
Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo dvasia. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga, viskas man leistina, bet aš nesiduosiu užvaldomas. Valgis yra pilvų ir pilvas valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kitą. Tačiau kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui, o viešpats kūnui. Kaip Dievas prikėlė viešpatį, prikels ir mus savo jėga. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš ėmęs Kristaus narius paversiu juos paleistuvės nariais? Jokiu būdu! Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su paleistuve, yra vienas kūnas su ja? Nes du taps, sako raštas, vienu kūnu. Taip pat, kas susijungia su viešpačiu, yra viena dvasia su juo. Saugokitės ištvirkavimo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkelis nusideda savo kūnui. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumise gyvenančia šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys savo, jūs esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo. 7 skyrius. Dabar apie tai, ką rašėte. Gerai daro vyras, neliesdamas moters, tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas te turi savo žmoną ir kiekviena te turi savo vyrą. Vyras te atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. Žmona neturi valios savo kūnui, bet vyras. Panašiai ir vyras neturi valios savo kūnui, bet žmona. Nesitraukite vienas nuo kito, nebent abiems susitarus kokiam laikui, kad atsidėtumėte pasninkui ir maldai, paskui vėl būkite kartu, kad šėtonas negundytų jūsų nesusilaikymu. Tai sakau leisdamas, o neįsakydamas. Norėčiau, kad visi žmonės būtų tokie kaip aš, bet kiekvienas turi iš Dievo savo dovaną. Vienas tokia, kitas kitokia. Nesusituokusiems ir našlėms sakau, jie gerai darys, pasilikdami tokie kaip aš. Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Geriau tuoktis negu degti. Susituokusiems įsakau ne aš, bet viešpats, kad žmona nesiskirtų nuo vyro, o jei atsiskirtų, kad liktų netekėjusi arba susitaikytų su vyru. Taip pat ir vyras te nepalieka žmonos. Kitiems sakau aš, ne viešpats. Jei kuris brolis turi netikinčią žmoną ir jis sutinka gyventi su juo, te nepalieka jos. Taip pat ir moteris, turinti netikinti vyrą, kuris sutinka su jie gyventi, te nepalieka jo. Mat, netikintis vyras yra žmonos pašventinimas, o netikinti žmona pašventinama vyro. Kitaip jūsų vaikai būtų netiri, o dabar jie šventi. Bet jei netikintis nori skirtis, tesiskiria. Tokiais atvejais brolis ar sesuo nėra surišti, nes Dievas mus pašaukė ramybei. Iš kur žinai žmoną, kad išgelbėsi vyrą? Arba iš kur tau žinoma vyrė, kad išgelbėsi žmoną? Todėl kaip viešpats, kuriam skyrė, kokį Dievas, kurį pašaukė, to jis ir toliau tesilaiko. Taip aš mokau visose bažnyčiose. Jei kas buvo pašauktas apipjaustytas, te nesistengia nuslėpti apipjaustimo. Jei buvo pašauktas neapipjaustytas, te nedaro apipjaustimo. Apipjaustimas yra niekas ir neapipjaustimas yra niekas. Tik Dievo įsakymų laikymasis yra viskas. Kiekvienas te pasilieka toks, koks buvo pašauktas. Jei buvai pašauktas būdamas vergas, nesijaudink dėl to, bet jei gali tapti laisvas, pasinaudok progą. Viešpatie pašauktas vergas yra viešpaties išlaisvintasis. Panašiai ir pašauktas laisvasis yra Kristaus vergas. Jūs esate brangiai nupirkti, todėl netapkite žmonių vergais. Kiekvienas iš jūsų, broliai, kokie buvote pašaukti, tokie ir pasilikite prieš Dievą. Dėl nesitokinčiųjų neturiu viešpaties įsakymo, bet duodu patarimą kaip tas, kuris iš viešpaties gailestingumo yra patikimas. Taigi manau, jog tai yra gerai, atsižvelgiant į šių laikų suspaudimus. Gerai žmogui būti tokiam. Jei esi susietas su žmona, neieškok skyrybų. Likai be žmonos, neieškok žmonos. Jeigu vedi, nenusidedi. Jei mergina išteka, nenusideda, tačiau tokie turės kūno vargų. O aš norėčiau jūs apsaugoti, sakau jums, broliai. Laikas trumpas, belieka tiems, kurie turi žmonas gyventi tarsi jų neturėtų. Ir kurie verkia, tarsi neverktų. Kurie džiaugiasi, tarsi nesidžiaugtų. Kurie perka, tarsi neįsigytų. Ir kurie naudojasi šio pasaulio, tarsi nesinaudotų. Nes šio pasaulio pavidalas praeina. Norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčio.
Nesusituokęs rūpinasi viešpaties reikalais, kaip patikti viešpačiui, o susituokęs rūpinasi pasaulio reikalais, kaip patikti žmonai. Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netekėjusi rūpinasi viešpaties reikalais, kad būtų šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais, kaip patikti vyrui. Tai kalbu jūsų pačių labui, nenorėdamas užnerti jums kilpą, bet dėl to, kad tai yra tinkama ir kad jūs neblaškami atsidėtumėte viešpačiui. Jei kas mano būsiant jam negarbinga, kad jo mergaitė liks senmergė, ir jei taip reikia, te daro kaip nori, nenusidės, tegul jie tuokiasi. Bet jei kas savo širdyje yra tvirtai apsisprendęs, ne iš prievartos, bet būdamas savo valios šeimininkas ir savo širdyje nutaręs išsaugoti savo mergaitę, tas gerai padarys. Taigi kas veda savo mergaitę gerai daro, o kas neveda savo mergaitės geriau daro. Žmona surišta įstatymu, kol jos vyras gyvas. Vyrui mirus ji laisva ir gali tekėti už ko nori. Tik viešpatyje, bet mano nuomonė laimingesnė jei bus netekėdama. Manau, kad ir aš turiu Dievo dvasią. 8 skyrius. Dėl aukų stabams mums aišku, mes visi turime pažinimą. Pažinimas išpučia, o meilė ugdo. Jei kas mano, ką nors žinas, tai jis dar nieko nežino, kaip turi žinoti. Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. Taigi dėl aukų stabams valgymo žinome, kad stabas pasaulyje yra niekas ir kad nėra jokių kitų dievų kaip tik vienas Dievas. Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ir žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių, tai mums yra tik vienas Dievas Tėvas, iš kurio yra visa ir jam esame mes. Ir vienas viešpats Jėzus Kristus, per kurį yra visa ir mes per jį. Bet ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie pripažįstantys stabus iki šiol valgo maistą, kaip stabams paaukota, ir jų silpna sąžinė susitepa. Maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Kai valgome, nieko nelaimime ir kai nevalgome, nieko neprarandame. Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Antai jei kas pamatytų tave turinti pažinimą, valgantį stabų šventykloje, argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paaukoto maisto? Dėl tavo pažinimo žus silpnas brolis, už kurį mirė Kristus. Šitaip nusidėdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, nusidedate Kristui, todėl jei valgys piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolio. 9 skyrius. Ar aš ne apaštalas? Ar aš nelaisvas? Ar nesu regėjęs Jėzaus Kristaus mūsų viešpatės? Ar jūs ne mano darbo vaisius viešpatyje? Jei kitiems ir nesu apaštalas, tai jums be abejo esu, nes mano apaštalystės antspaudas esate jūs viešpatyje. Štai mano pasiteisinimas prieš tuos, kurie mane kaltina. Argi mes neturime teisės valgyti ir gerti? Ar neturime teisės vaikščioti kartu su seserimi, žmona, kaip ir kiti apaštalai ir viešpatės broliai bei Kefas? O gal tik aš ir Barnabas neturime teisės nedirbti? Kasgi atlieka karo tarnybą už savo pinigus? Kas sodina vynogyną ir nevalgo jo vaisių? Arba kas gano bandą ir negeria bandos pieno? Ar aš tai sakau vien kaip žmogus? Argi to paties nesako ir įstatymas? Mozės įstatyme parašyta: neužriš kulenčiam jaučiui nasrų, bet ar Dievui te rūpi jaučiai? O gal jis iš tiesų taiko tai mums? Juk dėl mūsų parašyta, kad artojas artų su viltimi ir kulėjas kultų su viltimi, jo gaus savo dalį. Jei mes jums pasėjome dvasinių gerybių, tai ar didelis dalykas, kad pjausime pas jūs medžiaginių? Jei kiti turi teisų į jūs, tai ar ne juo labiau mes? Vis dėlto mes nesinaudojame savo teisę, bet viską pakeliame, kad tik Kristaus evangelijai nedarytume kliūčių. Ar nežinote, kad tie, kurie tarnauja šventykloje, valgo iš šventyklos pajamų ir kad aukuro tarnai gauna dalį aukų? Taip ir viešpats patvarkė, kad evangelijos skelbėjai gyventų iš evangelijos. Bet aš nesinaudojau šiomis teisėmis. Ir tai rašau ne tam, kad savo pritaikyčiau. Man geriau mirti, negu leisti, kad kas atimtų iš mane šį pasigirimą. Jeigu skelbiu evangeliją, neturiu kuo girtis, nes tai mano būtina pareiga. Ir vargas man, jei evangelijos neskelbčiau. Jeigu tai darau savo valia, turiu atlygį, bet jei darau ne savo valia, tai atlieku man patikėtą tarnystę. Koks tada mano atlygis? Ogi toks, kad skelbdamas Kristaus evangeliją,
pateikiu ją veltui ir nesinaudoju savo teisę, kurią man duoda Evangelija. Būdamas nuo nieko nepriklausomas, pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau besilaikančių įstatymo, kad laimėčiau besilaikančius įstatymo, nors pats nesu jam pavaldus. Tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo. Pats būdamas nebe Dievo įstatymo, bet pavaldus Kristaus įstatymui, kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo. Silpniesiems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau. Visą tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas. Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Todėl aš bėgu, nedvėjodamas ir grumiuosi ne kaip į jūrą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitiems skelbdamas pats netapčiau atmestinas. 10 skyrius. Aš nenoriu, kad liktumėte nežinioje, broliai. Visi mūsų tėvai buvo po debesim ir visi perėjo jūrą. Ir visi buvo pakrikštyti į Mozę, debesyje ir jūroje. Visi valgė tą patį dvasinį maistą ir visi gėrė tą patį dvasinį gėrimą. Jie gėrė iš dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto, daugumas iš jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums pavyzdžiai, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nebūkite stabmeldžiai, kaip kai kurie iš jų. Kaip parašyta, tauta sėdosi valgyti bei gerti ir kėlėsi žaisti. Neištvirkaukime, kaip kai kurie iš jų ištvirkavo ir žuvo vieną dieną 23 000. Negundykime Kristaus, kaip kai kurie iš jų gundė ir mirė nuo gyvačių. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdžiai. Ir tai yra užrašyta pamokyti mums, gyvenantiems amžių pabaigoje. Todėl kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nekristų. Jums tekęs pagundimas tėra žmogiškas, bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau, nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundimu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti. Todėl, mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės. Kalbu kaip išmintingiems, apsvarstykite patys, ką sakau. Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendrystė Kristaus kraujyje? Argi duona, kurią laužome, nėra bendrystė Kristaus kūne? Kadangi duona viena, tai ir mes visi esame vienas kūnas, juk mes visi dalyjamės vieną duoną. Pažiūrėkite į Izraelį pagal kūną. Argi tie, kurie valgo aukas, nėra aukoro bendrininkai? Kągi sakau, ar stabas ką nors reiškia? Ar ką nors reiškia aukas stabams? Ne, bet pagonys aukodami aukas aukoja demonams, o ne Dievui. Ir aš nenoriu, kad jūs būtumėte demonų bendrininkai. Jūs negalite gerti viešpaties taurės ir demonų taurės. Negalite sėdėti prie viešpaties stalo ir prie demonų stalo. Nejaugi kurstysime viešpaties pavydą. Ar mes už jį stipresni? Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo. Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Valgykite visą, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko neklausinėdami. Juk viešpaties yra žemė ir visa, ko ji pilna. Jeigu jūs pasikviečia netikinti žmogus ir jūs norite jį aplankyti, valgykite visą, kas jums padedama, sąžinės labui nieko neklausinėdami. Bet jei kas jums pasakytų, tai aukas stabams, tada nevalgykite dėl žmogaus, kuris tai pasakė, ir dėl sąžinės, juk viešpaties yra žemė ir visa, ko ji pilna. Čia aš kalbu ne apie tavo paties sąžinę, bet apie kito sąžinę.
Kodėlgi mano laisvė turėtų būti teisiama kitos sąžinės? Jeigu aš valgau dėkodamas, kodėl man priekaištaujama dėl maisto, už kurį dėkoju? Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo šloviai. Nepiktinkite nei žydų, nei graikų, nei Dievo bažnyčios, kaip ir aš stengiuosi visiems viskuo patikti, ieškodamas ne savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. 11 skyrius. Sekite manimi, kaip ir aš seku Kristumi. Aš jūs giriu, kad visame kame prisimenate mane ir laikotės nurodymų, kuriuos jums daviau. Noriu, kad žinotumėte, jog kiekvieno vyro galva yra Kristus, moters galva vyras, o Kristaus galva Dievas. Kiekvienas vyras, kuris meldžiasi ir pranašauja apdengta galva, paniekina savo galvą. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ir pranašauja neapdengta galva, paniekina savo galvą. Tai tas pats, kas būti nuskustai. Jei moteris neapsigaubia, tai tegul ir nusikerpa. O jei moterį gėda nusikirpti ar nusiskusti plaukus, te apsigaubia. Vyrui nereikia gaubti galvos, nes jis yra Dievo atvaizdas ir šlovė, o moteris yra vyro šlovė. Juk ne vyras iš moters, bet moteris iš vyro. Taip pat ne vyras buvo sukurtas dėl moters, o moteris dėl vyro. Todėl moteris privalo turėti ant galvos pavaldumo ženklą dėl angelų. Bet viešpatyje nei vyras be moters, nei moteris be vyro. Kaip moteris iš vyro, taip ir vyras per moterį, bet visa iš Dievo. Spręskite patys, argi tinka moteriai melstis Dievui neapsigaubusiai? Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus? Tuo tarpu moteriai garbė turėti ilgus plaukus, nes plaukai jai duoti kaip dangalas. Bet jei kas norėtų ginčytis, te žino, jog nei mes, nei Dievo bažnyčios neturime tokio papročio. Duodama šiuos nurodymus aš jūsų negiriu, nes jūsų susirinkimai išeina ne į gerą, bet į blogą. Pirmiausia, man teko girdėti, kad kai jūs susirenkate bažnyčioje, tarp jūsų būna susiskaldimų. Ir iš dalies aš tuo tikiu, juk pas jūs turi būti atskalų, kad išaiškėtų tie, kurie yra patikimi. Jūs susirenkate kartu, bet ne viešpatės vakarienės valgyti, nes kiekvienas skuba suvalgyti savo maistą ir vienas lieka alkanas, o kitas nusigeria. Argi neturite savo namų valgyti ir gerti? O gal niekinate Dievo bažnyčią ir žeminate stokojančius? Kas man belieka sakyti, pagirti? Ne, už tai nepagirsiu. Aš tai gavau iš viešpatės ir perdaviau jums, kad viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną. Ir padėkoja sulaužė ir tarė, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jūs sulaužomas, tai darykite mano atminimui. Taip pat po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate šitą taurę, jūs skelbiate viešpaties mirtį, kol jis ateis. Todėl, kas nevertai valgo tos duonos ir geria iš viešpaties taurės, tas bus kaltas prieš viešpaties kūną ir kraują. Te ištiria žmogus pats save ir tada te valgo tos duonos ir te geria iš tos taurės. Nes kas valgo ir geria nevertai, viešpaties kūno neišskirdamas, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Todėl tarp jūsų daug silpnų bei ligotų ir daug užmigusių. Jei mes patys save teistume, nebūtume teisiami, bet kai viešpats mus teisia, tai ir sudraudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Todėl, mano broliai, kai susirenkate valgyti, palaukite vieni kitų, o jeigu kas išalkęs, te pavalgo namie, kad nesirinktumėte pasmerkimui, kitus reikalus sutvarkysiu atvykęs. 12 skyrius. Aš nenoriu, broliai, kad jūs neišmanytumėte apie dvasinės dovanas. Jūs žinote, kad kai buvote pagoniais, ėjote prie nebylių stabų, kaip vedami. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasia, neprakeikia Jėzaus. Ir ne vienas negali sakyti, kad Jėzus yra viešpats, kaip tik šventąja dvasia. Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati dvasia. Yra skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats viešpats. Ir yra skirtingų veiksmų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas dvasios pasireiškimas bendram labui.
Vienam dvasios suteikiamas išminties žodis, kitam tos pačios dvasios pažinimo žodis, kitam tikėjimas iš tos pačios dvasios, kitam išgydymų dovanos iš tos pačios dvasios, kitam stebuklų darimas, kitam pranašavimas, kitam dvasių atpažinimas, kitam skirtingos kalbos, kitam kalbų aiškinimas, bet visa tai daro viena ir ta pati dvasia, kuri dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka, nes kaip kūnas yra vienas, turi daug narių, o visi vieno kūno nariai, nors jų daugybė sudaro vieną kūną, kaip ir Kristus. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną, ar žydai, ar graikai, ar vergai, ar laisvieji, ir visi buvome pagirdyti viena dvasia. Juk kūnas nėra vienas narys, bet daugybė. Jei koja sakytų, kadangi nesu ranka, aš nepriklausau kūnui, argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? O jeigu ausis sakytų, kadangi nesu akis, todėl nepriklausau kūnui, argi dėl to ji nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas būtų akis, tai kur būtų klausa? Jeigu visas kūnas būtų klausa, tai kur būtų uoslė? Bet dabar Dievas sudėliojo kūne narius ir kiekvieną iš jų kaip panorėjo. Ir jei visi būtų vienas narys, kur kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojoms. Man jūsų nereikia, priešingai. Tie kūno nariai, kurie atrodo silpnesni, yra būtini. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupame didesnę pagarbą ir mūsų gėdingi nariai gaubiami didesnio padorumo, kurio nereikia mūsų padoriesiems nariams. Taigi tvarkydamas kūną Dievas skyrė daugiau pagarbos tiems kūno nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimų, bet patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Ir jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi visi nariai. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui nariai. Ir kai kuriuos Dievas paskyrė bažnyčioje pirmą apaštalais, antrą pranašais, trečią mokytojais, po to stebuklai, paskui išgydymų dovanos, visokia pagalba, vadovavimas, įvairios kalbos. Ar visi apaštalai? Ar visi pranašai, ar visi mokytojai, ar visi stebukladariai, ar visi turi išgydymo dovanų, ar visi kalba kalbomis, ar visi aiškina? Taigi karštai trokškite aukštesniųjų dovanų ir visgi rodau jums dar pranašesnį kelią. 13 skyrius. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis ar žvangantis cimbolai. Ir jeigu turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta, ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nesusierzina, nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybė, džiaugiasi tiesa, visa pakenčia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia, baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies, bet kai ateis tobulumas, tai kas iš dalies pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru, palikau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, miglotai, bet tada veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė. 14 skyrius. Siekite meilės ir troškite dvasinių dovanų, ypač kad pranašautumėte. Kas kalba kalbomis,
Ne žmonėms kalba, bet Dievui. Niekas jo nesupranta, nes jis dvasia kalba paslaptis. Bet kas pranašauja, tas kalba žmonių ugdymui, paraginimui ir paguodai. Kas kalba kalbomis, pats save ugdo, o kas pranašauja, ugdo bažnyčią. Aš norėčiau, kad jūs visi kalbėtumėte kalbomis, bet būtų geriau, jei pranašautumėte. Nes kas pranašauja, yra didesnis už tą, kuris kalba kalbomis. Nebent pastarasis aiškintų, kad būtų ugdoma bažnyčia. Bet dabar, broliai, jei ateičiau pas jūs kalbėdamas kalbomis, kokia jums būtų nauda, jeigu neskelbčiau jums apreiškimo, pažinimo, pranašystės ar mokymo? Taip pat ir negyvi daiktai skleidžiantis garsus, ar tai būtų fleita ar kanklės, jei neskleistų skirtingų garsų, kaip suprastume, kas grojama ar skambinama? Ir jeigu trimitas skleistų neaišku garsą, kas ruoštųsi į mūšį, taip ir su jumis. Jei kalbėsite nesuprantamus žodžius, kaip bus galima suprasti, ką sakote? Jūs kalbėsite vėjams. Kas žino, kiek daug yra įvairių kalbų pasaulyje, bet nė viena iš jų nėra bereikšmė. Todėl, jei nesuprantu kalbos prasmės, kalbančiajam būsiu svetimšalis ir kalbantysis man bus svetimšalis. Taigi ir jūs, karštai trokštantis dvasinių dovanų, siekite jų bažnyčios ugdymui, kad gausiai jų turėtumėte. Todėl, kas kalba kalbomis, tesimeldžia, kad galėtų ir aiškinti. Nes jei meldžiuosi kalbomis, meldžiasi mano dvasia, o protas lieka bevaisis. Kągi daryti? Melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu. Giedosiu dvasia, bet giedosiu ir protu. Be to, jei laimini dvasia, kaip neišmanantis pasakys tavo padėkai, amen, nesuprasdamas, ką tu kalbi. Juk tu gražiai dėkoji, tačiau kitas nėra ugdomas. Dėkui mano Dievui, aš kalbu kalbomis daugiau už jūs visus. Vis dėlto, bažnyčioje geriau pasakysiu 5 žodžius savo protu, kad pamokyčiau ir kitus negu 1000 žodžių kalbomis. Broliai, nebūkite vaikai išmanimu. Verčiau blogybę būkite kūdikiai, bet išmanimu subrendę. Įstatyme parašyta, svetimomis kalbomis ir svetimųjų lūpomis aš kalbėsiu šiai tautai. Bet ir tada jie manęs nepaklausys, sako viešpats. Todėl kalbos yra ženklas ne tikintiems, bet netikintiems. O pranašavimas ne netikintiems, bet tikintiems. Juk jei susirinktų visa bažnyčia ir visi imtų kalbėti kalbomis ir įeitų neišmanantys ir netikintis, argi jie nesakytų, kad jūs išėję iš proto? Bet jeigu visi pranašautų ir įeitų netikintis ir neišmanantis, jis būtų visų apkaltintas ir visų atpažintas. Jo širdies paslaptis būtų atskleistos ir jis puolęs veidų žemyn pagarbintų Dievą ir išpažintų: Dievas iš tiesų yra tarp jūsų. Tad kaip bus, broliai, kai susirenkate, kiekvienas turi psalmę ar pamokymą, ar kalbą, ar apreiškimą, ar aiškinimą, tegul viskas tarnauja ugdymui. Jei kalba kas kalbomis, te kalba 2, daugiausiai 3, paeiliui, o vienas tegul aiškina. Bet jeigu nėra aiškintojo, tegul tas bažnyčioje tyli ir te kalba tik savo ir Dievui. Ir pranašai te kalba 2 ar 3, o kiti te apsvarsto. Bet jei kitam šalia sėdinčiam kas nors apreiškama, pirmasis ten nutyla, nes jūs visi galite vienas po kito pranašauti, kad visi pasimokytų ir visi būtų paguosti. Pranašų dvasios yra klusnios pranašams, nes Dievas yra nesumaišties, bet ramybės Dievas, kaip ir visose šventųjų bažnyčiose. Jūsų moteris bažnyčiose te tyli, nes joms neleidžiama kalbėti. Jos turi būti klusnios, kaip sako ir įstatymas. Ir jeigu jos nori ko nors išmokti, te pasiklausia namie savo vyro, nes moteriams gėdinga bažnyčioje kalbėti. Argi iš jūsų išėjo Dievo žodis, ar tik jūs vienus pasiekė? Jei kas mano esąs pranašas ar dvasinis žmogus, tegu pripažįsta, kad tai, ką jums sakau, yra viešpatės įsakymai. Bet jei kas neišmano, tegul neišmano. Todėl, broli, karštai troškite pranašauti ir nedrauskite kalbėti kalbomis. Tebūnie viskas daroma padoriai ir tvarkingai. 15 skyrius. Broliai, aiškinu jums Evangeliją, kurią jums paskelbiau, kurią jūs priėmėte ir kurią remiatės, ir kurią esate išgelbėti, jeigu jūs laikotės to žodžio, kurį jums paskelbiau, kitaip jūs įtikėjote veltui. Pirmiausia, jums perdaviau tai, ką pats gavau, kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal raštus, ir kad jis buvo palaidotas, ir kad buvo prikeltas 3. dieną pagal raštus, ir kad jis pasirodė Kefui, po to 12.
Po to jis pasirodė iš karto daugiau nei 500 brolių, kurių daugumas gyvena iki šiol, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes persiekėjau Dievo bažnyčią. Bet Dievo malonė esu, kas esu, ir jo malonė manyje neliko bergždžia. Bet aš darbavausi daug daugiau už juos visus, nors ne aš, bet Dievo malonė esanti su manimi. Taigi ar aš, ar jie, taip mes skelbėme. Ir taip jūs įtikėjote. Jeigu apie Kristų skelbiama, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad kaip kai kurie iš jūsų sako, jog nėra mirusiųjų prisikėlimo? Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas, o jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Ir mes tada liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome apie Dievą, kad jis prikėlė Kristų, kurio jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji nėra prikeliami. Nes jei mirusieji neprikeliami, tada ir Kristus nebuvo prikeltas, o jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias. Jūs dar tebesate savo nuodėmėse, tuomet ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien tik šiame gyvenime mes viliamės Kristumi, tai esame labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus yra prikeltas iš numirusių, pirmasis iš užmigusiųjų. Kaip per žmogų mirtis, taip per žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Kaip Adome visi miršta, taip Kristuje visi bus atgaivinti. Tačiau kiekvienas pagal savo eilę. Kristus pirmasis, vėliau priklausantis Kristui jo atėjimo metu. Po to bus galas, kai jis perduos karalystę Dievui Tėvui, sunaikinęs visas kunigaikštystės, visas valdžias ir jėgas, nes jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis. Kai paskutinis priešas bus sunaikinta mirtis, nes jis visą paklojo jam po kojų. Bet kai sako, kad visą paklota, tai aišku, kad išskyrus tą, kuris jam visą paklojo. Kai jam bus visa pajungta, tada ir pats sūnus nusilenks tam, kuris viską jam pajungė, kad Dievas būtų viskas visame. Kita vertus, ką darys tie, kuriuos krikštė už mirusiuosius? Jei apskritai mirusieji neprikeliami, tai kamgi jie krikštėjami už mirusiuosius? Ir kodėl mes kas valandą esame pavojuje? Prisiekiu savo pasididžiavimu, jumis, broliai, mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje, jog aš kasdien mirštu. Jei grinai kaip žmogus kovojau Efeze su žvėrėmis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji neprikeliami, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Neapsirikite, blogos draugijos gadina gerus papročius. Pabuskite teisumui ir nenuodėmiaukite, kai kurie iš jūsų nepažįsta Dievo. Tai sakau jūsų gėdai. Bet gal kas paklaus, kaip bus prikelti mirusieji, su kokiu kūnu jie pasirodys. Kvaily, ką tu pasėjai, netgyja, jei prieš tai nenumiršta, kad ir ką sėtum, tu sėjai ne būsimąjį kūną, bet pliką grūdą, sakykime, kviečių ar kitokių javų, o Dievas duoda jam kūną tokį, koks jam patinka, kiekvienai sėklai jos kūną. Ne visi kūnai yra vienodi, vienoks žmonių kūnas, kitoks gyvulių, kitoks žuvų ir kitoks paukščių. Taip pat yra ir dangaus kūnai, ir žemės kūnai, bet vienokia yra dangaus kūnų šlovė ir kitokia žemės kūnų. Vienokia yra saulės šlovė, kitokia šlovė mėnulio ir dar kitokia šlovė žvaigždžių. Ir žvaigždė nuo žvaigždės skiriasi šlove. Taip ir su mirusiųjų prisikėlimu. Siejamas gendantis kūnas, prikeliamas negendantis. Siejamas negarbingas, prikeliamas šlovingas. Siejamas silpnas, prikeliamas galingas. Siejamas sielinis kūnas, prikeliamas dvasinis kūnas. Jei yra sielinis kūnas, tai yra ir dvasinis. Taip ir parašyta. Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva siela, paskutinysis Adomas gyvybę teikiančia dvasia. Bet ne dvasinis pirmiau, o sielinis ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus iš žemės žemiškas, antrasis žmogus viešpats iš dangaus. Toks buvo žemiškasis, tokie yra ir žemiškieji. O koks yra dangiškasis,
tokie yra ir dangiškieji. Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo atvaizdą. Bet aš jums, broliai, sakau, kad kūnas ir kraujas nepaveldės Dievo karalystės. Ir kas genda, nepaveldės to, kas negenda. Aš jums atskleidžiau paslaptį, ne visi užmigsime, bet visi būsime pakeisti. Staiga vieną akimirką, skambant paskutiniam trimitui, trimitas nuskambės ir mirusieji bus prikelti negendantis, o mes būsime pakeisti, nes šis gendantis turi apsivilkti negendamybę ir šis marus apsivilkti nemarybę. Kada šis gendantis apsivilks negendamybę ir šis marusis apsivilks nemarybę, tada išsipildys užrašytas žodis - pergalė prarijo mirtį. Kurgi mirtie tavo geluonis? Kurgi mirtie tavo pergalė? Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga įstatymas. Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Todėl, mano mylimieji broliai, būkite tvirti, nepajudinami, visada gausus viešpaties darbų, žinodami, kad jūsų triūsas ne veltui viešpatyje. 16 skyrius. Su rinkliava šventiesiems darykite taip, kaip nurodžiau Galatijos bažnyčioms. Pirmąją savaitės dieną kiekvienas iš jūsų teatideda pagal tai, kiek turi, kad rinkliavos neprasidėtų tik man atvykus. Atvykęs pasiųsiu į Jeruzalę žmonės, kuriuos jūs nutarsite esant tinkamus, kad jie su palydimaisiais laiškais nugabentų jūsų dovaną. Jei pasirodytų tinkama ir man keliauti, tai jie vyks kartu su manimi. Atvyksiu pas jūs perėjęs Makedoniją, mat per Makedoniją eisiu, o pas jūs galimas daiktas pabūsiu, arba ir peržiemosiu, kad jūs mane palydėtumėte, kai vyksiu toliau. Nenoriu dabar su jumis susitikti prabėgomis, tikiuosi jį viešpats leis, kurį laiką pasilikti pas jūs, bet Efezėje išbūsiu iki sekminių. Mat man yra atvertos plačios duris našiam darbui ir priešininkų daug. Ir jeigu atvyks Timotiejus, žiūrėkite, kad jis gyventų pas jūs be baimės, nes jis dirba viešpatės darbą kaip ir aš. Taigi tegul niekas jo neniekina. Išlydėkite jį su ramybe, kad atvyktų pas mane, nes laukiu jo su broliais. O dėl brolio Apolo, tai aš didžiai trokštu, kad jis su broliais keliautų pas jūs, bet jis visai nenorėjo šiuo metu vykti. Tačiau jis atvyks radęs tinkamą laiką. Budėkite tvirtai, stovėkite tikėjimu, elkitės vyriškai, būkite stiprus. Viską, ką darote, darykite su meile, prašau jūsų broliai. Jūs pažįstate Stepono namus. Jie yra Achajos pirmatikiai, atsidavę tarnauti šventiesiems, kad jūs taip pat paklustumėte tokiems žmonėms ir visiems, kurie mums padeda ir su mumis dirba. Aš džiaugiuosi Stepono, Fortunato ir Achaiko apsilankimu. Jie man atstojo jūs, atgaivino mano ir jūsų dvasią. Todėl pripažinkite tokius žmonės. Jūs sveikina Azijos bažnyčios, karštai sveikina viešpatyje Akvilas ir Priscilė, kartu su bažnyčia, kuri yra jų namuose. Jūs sveikina visi broliai, pasveikinkite vienas kitą šventų pabučiavimu. Sveikinu jūs savo Pauliaus ranka. Jei kas nemyli viešpatės Jėzaus Kristaus, tebūna prakeiktas. Mūsų viešpatė, ateik. Viešpatės Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis. Mano meilė tebūna jums visiems Kristuje Jėzuje. Amen.